Virginija nebelaukė nei Kalėdų, nei Velykų. Gražiausios metų šventės moteriai sukelia tik slogius prisiminimus ir skausmą. Per Velykas įkaušęs vairuotojas suvažinėjo Virginijos vyrą, o per Kalėdas banditai, kitaip šitų žmonių nepavadinsi, akmenimis sudaužė sūnaus Raimondo galvą. Kaip Raimondas dabar sako, šitos Kalėdos, sako, kiek biški ramesnis. Būdavo tos Kalėdos, jis verkis raskas. Dieve, sakau, net nelaukiam Kalėdų, naujų metų, net ne. Kalėdų naktis jų gyvenimus pakeitė prieš 3 metus. 2006-aisiais Raimondas iš savo kaimo nuvažiavo į Biržus pasilinksminti pas pusbrolį. Tuomet patį geriausią pabrėžė vaikinas. Balius Raimondui baigėsi reanimacijoje. Dieve mano, giminės, 3 metam patalą gul pusbrolis ir pats geriausias. Ten nieks nesako, ten jį, žinokit, ne pas pusbrolį muštų, bet ten kitai gatvė, bet netoli ta pusbrolio namų, Poškos gatvė, jie atrado plikų gulinti. Bet tai buvo atsitiktinai pamatę, surėkė, kad tu dirbi, sako, tu žmogų užmuši. Da kartu buvo jau, sako, užsimojęs da kartu. Ir girdėjo tas, kuris matė, sako, da tu gyv, sako, užsimoja, da kartu su tuo akmen, bet tas žmogus kaip surika, sako, pabėga. Atsimenat, kur jūs ėjot, kodėl jūs gretimoj gatvėje buvot, ar nieko jau to negalit pasakyti? To ne. O paskui kada jau atsimenat? Sesutės atsimenu tik tais, daugiau nieko. Tai, kas įvyko tą naktį Biržuose, šiandien tebėra mįslė, kurią jau 3 metus stengiasi įminti policija. Galbūt jie galėtų padėti Raimondo pusbrolis, bet iškart po šio įvykio vaikinas dingo. Prasmego kaip į vandenį ir nė karto net nepasidomėjo, kaip Raimondui sekasi. Stulbina ir jo mamos elgesys po nelaimės. Tai, kad Raimondas komoje, jo artimieji sužinojo tik po kelių parų. Aš baisėtų naktį Kalėdų nemiegoju. Žiūriu, pirmadienis, antradienis, žiūriu, Raimonda nėra. Čia laukan mums degdavo eglutė, aš jau iš firmos čia netolies važiuoju, žiūriu, eglutė nedeg, supratau, kad Raimonda nėra. Nėra, tas buvo antradieniais, kai jis neparvažiavo. Dabar lauk trečiadienį, tai sakau, gal pasigėrė, gal dagėrė, sakau, gal trečiadienį ryte atvažiuosiu 8 autobus. Nėra mano Raimonda. Sakau, kažkas negerai, žinot, tokį nuojaut, nebeskambina, Raimus man visą laiką paskambindavo, kai jau būdavo, kur išvažiuoji. Tik atsirakėnas durys, vėjin skambint telefons, dukra mano. Jis sako, mamyt, sako, Raimonda nebėra. Kaip, sakau, nebėra? Nebėra, sako, Raimondų. Kaip nebėra? Vasaro lansų žent buvo Biržuos, atsitiktinai sutiko tą pusbrolę mamų. Ir pasakė, sako, Raimonda nebėra. Kaip nebėra? Sako, naktį 12 valandą išėjo, bet Raimondas niekad girds nein ir dar pliks. Ta dokrai greitai policijų nubėga, taip tą kalbą ir pasibaigė, nubėga į policijų, o mano dokrai nuvažiavo tiesiai pas pusbrolį į namus. Raimonda nėra, Raimondas jau buvo Panevėžy reanimacijon, jau Birža neužsiėmė, nes smegenys ištaškytos, vežė tiesiai su visiems aparatami Panevėžy. Daktarai vilties moteriai teikė nedaug, tad Virginijai beliko tik melstis ir laukti. Mes vieną kartą nuvažiuojam, gal už savaitės, gal daugiau. Žiūrėm, ką mums Raimond žiūri. Atrodo, tuo geriau palika. Ir jis pats jau suprato, jis atpažino mamą, jis atpažino sesį, tai suprantat, jis lovai jau pradėjo judytis. Mes žiūrėm, kad dešinė koja juda, dešinė rank juda, bet kairė koja, kairė rank nejud. Mes užklausėm daktarį, sakom, nejud kairė pusė. Sako, nejuda. Ir vėl klausėm daktarį, ar yra galimybės, laiks parodys. Mes vis gaudavom toks atsakymas, laiks parodys. O ką atsimenat iš tų pirmų epizodų didelis skausmas? Taip, skausmas didelis. Galva labai skaudėjo. Taip, kaip batos smegenys, nemalonu. O dabar dažnai galva skauda? Nebeskauda. O sakykit, kada pradėjot galėt pats pasakyti kažką? Po kiek laiko po nelaimės? Pernai metais.
Palikėnų daugiau. Tai 2 metus praktiškai pratilėjo. Taip. O kaip mama suprasdavo, ko jūs norit? Ženklu. Virginijos kova už sūnų tęsėsi jau 3 metus. 37 mėnesius, per 1000 dienų ir naktų. 7 operacijos, daugybė skausmo ir ašarų. Miegodavau šalia, kad jausčiau, kaip sūnus kvėpuoja, prisimena Virginija. Kas 2 valandas versdavau ant kito šono. Visą tai jie ištvėrė drauge. Virginija neatsako ne jam, o mums. Rodos draugė su sūnumi net fizinį skausmą jaučiu. Ateidavo su sesutė slaugutė. Mane išvarydavo iš tos palatos perriš galvų. Nors aš ir pati bijodavau, nes labai didelis, sako, žaizdos. Bet aš žiūriu, vienu rytu ateina sesutė, nu dabar mamyt, sako, tau reiks paturėti galvų. Dieve, sako, sesutė, aš bijau. Mama, namo vis tiek, sako, reiks pamatyti. Nu dieve, galvoju, nu reik prisiversti, nu reik, nu nebus kamo, man galų reik turėti. Jo nurištų žaizdytė, čia tokia kepurytė, merliukai. Dieve mano, tikėsi, netikėsi, žinokit, plikos smegenys. Plikos smegenys, va šitiek išlenti viduje. Nu baisu, dieve mano. Aš galvoju, nu kaip aš pernešiu, nu reik pernešti. Paskiau jam, kadangi čia duobė, į tos smegenys išlinda, nebuvo tos odos, ten dėja, jam, va čia kur ta žaizda yra, jam uždėti slopų dėja. Atnešė lasdą, nueisim, sako. Galvoju, nebeisi, bet pabiškiai paėjau. Kiek žingsnių pirmą kartą nuėjo? Pirmą kartą apie 30 metrų, 30 apie. Šaunuolis? Atrodo, toli buvo. Bet kaip taip žiūrėt, iš vis netoli, bet toli man buvo. O dabar kaip toli galit nueiti? Toli, iki sesers. Toli, tolokai jau. Vis tiek stiprėjau. Su lasda jūs einate. Taip, O anksčiau turėjo atsakė mama, kokia tai vaikštynė. vaikštinė. Labai sunku būdavo su ja. Sunku. Patikėkit, manim sunku. Dar sunkiau negu mažas vaikas. Aš, pavyzdžiui, jį pavalgyti. Den jau pasidarė, man laisvesnis laiks yra, man reikia ir į parduotuvę nuvažiuoti. Reikia ir pas mamą nuvažiuoti, ir malkų prinešti, ir vandenį, ir į parduotuvę reikia. Iš pradžių man jį sunku būdavo palikti. Aš jau išvažiuoju, jis man paskambin, mam galo darysiuos. Nu, Raimondai, dieve mano, paliks visus ten darbs, vėl važiuoju namo. Baist. Ir dažnai tai būdavo? Būdavo. Bet dabar, nu, kažkaip paskutiniu momentu geriam ir nuo nervų arbatos, bet dabar jau tokios minties nebėra, kad ten reikia galų darytis. Suprantat, jis mata su mašinu važiuoja, mata jaunims, jis nega. Tas yra vaistas sunku. Dažnai tokias mintis užeidavo. Dabar ne. Čia tada, kai gulėjot lovą ir pasikelt? Taip. Kai galvoju, kad jau tikrai viskas, bet dabar matau, kad ne.